Labą dieną visiems susirinkusiems Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje. Su jumis sveikinasi Nacionalinis kraujo centras ir neatlygintinos kraujo donorystės turas per Lietuvą 2017 metai. Šis turas šiemet organizuojamas 8-ąjį kartą. Pernai visoje Lietuvoje buvo daugiau nei 2000 donorų. Kraujo centro direktorė ponė Joana Bikulčienė. Iš šitos pusės gerbiama sveikatos ministrą poną Aurelijų Verygą. Taip, Mindaugas Dulinskas. Ar turi Mindaugą? Tai taip kartais atrodo padėkos už gerus darbus, tai yra už kraujo donorystę. Tas darbas toks, kad sugaišti valandą arba pusantros ir nueini duoti kraujo. Viskas, daugiau nieko iš tavęs nereikia, tai jau virš 30 kartų. Nuo 40 sakė būni nemirtingas, tai nebe tiek daug ir liko. Bet kol esu su surakintais pečiais, tai ir kol nesijaučiu sveikas, to aš negaliu daryti. Pamėginkit ir jūs, jeigu kas nebandėt, labai paprasta. Jeigu bandėt, tęskit toliau.